Sveiki, gerbiami žiūrovai. Šiandien esame Kipre, Avdimau miestelyje, prie eilinio medelio. Tai yra alyvmedis ir jis Kipre skaitomas seniausias. Jam apie 700 metų. Kaip tikrina medį kiek metų? Dažniausiai jį pragręžia ir pasižiūri. Šiuo atveju mes neturim kur gręžti, likus tik tai žievė. Šitas medis yra 8,70 cm skersmens. Ta lengva pamatuoti, kodėl jis visą laiką gyvas, dėl to, kad jis visą laiką išleidžia naujas šakeles. Senas medis leidžia naujas ir jis amžinai gyvas. Jis yra čia šito vietoje, visam Kipre yra gamtos paminklas, jis yra saugomas, jis yra gerbiamas vietiniu ir mes jį gerbsim ir parsivešim iš jo alyvuogių, nes alyvuogių yra va tiek. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjote, o aš dabar mano misija jį palaistyti. Kas įdomiausia, kad čia lyja. O lietus Kipre labai retas. Yra apie 20 dienų per metus. Taip kad mums pasisekė. O dar labiau pasisekė, kad mes stovim prie tokio medžio. Šiandien mes lankom dar vieną medį, tai yra finikietiškas kadagys, augantis Kipre ir jis yra pavadintas meilės medžiu kažkodėl. Nežinau, manęs neklauskite. Aš medžių specialistas, ne meilės. Gražus medis, tik palaistom ir varom.